Ar yra sunku nueiti 100 km pėsčiomis? Kad sužinotume atsakymą į šį klausimą, susikrovėme pilnas kuprines ir išjudėjome į 100 km taką aplink Vilnių. Pirmąją dieną aplankėme Belmonto parką ir Gitano rezidenciją. Nu, labas. Ką tu? Aha, su Diana. Žiūrėk, mes čia netoli einam, gal, sakau, gal arbatos galima užsukti. Dienos pabaigoje įsikūrėme prie Liepkalnio, turėdami maždaug 33 km. Atstumas tikrai nebuvo įspūdingas, bet naiviai tikėjomės, kad sekanti diena bus geresnė. Tačiau antrąją dieną mūsų laukė Burbiškės žemieji paneriai. Labai sudėtinga atkarpa. Nežinau, ar esat buvę Panerių miškuose, bet tokių amerikietiškų kalnelių ir tokio kiekio uodų aš nebuvau matęs niekad gyvenime. Tuose miškuose tikriausiai palikom ne vieną prakaito lašą ir bent kokį litrą kraujo. Vilniaus rajono apylinkės pasirodė kiek sunkesnės nei galėjome tikėtis ir dėl to antros dienos pabaigoje turėjome įveikę tik maždaug apie 60 km. Tai reiškia, kad nuėjome miegoti žinodami, kad sekančią dieną mums reikės įveikti 56 km per vieną dieną. Bet apie tai plačiau sekantį kartą ir pagaliau išsiaiškinsime,